Sveiki. Prašom, užeikit į Richardo Gavelio pasaulį. Čia yra, jeigu matysis kameroje, spaudos rūmų gabalėlis. Ir tada atsargiai operatoriau neįkriskit ten neris. Tai va, čia yra baras, kuriame lankydavosi, kuriame lankydavosi Richardas ir mėgdavo išlenkti taurę. Tada spektaklis yra Eglės Švedkauskaitės pagal Richardo Gavelio kūrinį Jauno žmogaus memuarai. Šiek tiek adaptuotas scenai, sakyčiau, netgi ne šiek tiek, o labai, nes kūrinys sudėtingas, ta prasme, kad ten yra laiškai, romanas laiškai, o padaryti gyvą, veiksminį, dialoginį dalyką nėra labai lengva, tad Mindaugas Nastaravičius padirbėjo iš peties ir, sakyčiau, mums visai pavyko, nes salės būna pilnos, ne kaip dabar. Bilietus labai sunku gauti, tai sukluskite, sekite repertuarą ir visada griebkit, nes išperka ir be to, kad kūrinys yra, man atrodo, programinis, būna daug moksleivių. Ir labai faini moksleiviai susirenka, nes labai gerai klausosi, labai gerai žiūri spektaklį. Paprastai būna sudėtinga vaidinti moksleiviams, nes ateina klasės, jie ten, tarpusavį plepa, dūksta ir taip toliau. O šitą spektaklį kažkaip jie labai rimtai žiūri, mes, bent jau aš, tai tikrai labai džiaugiuosi. Spektaklyje skamba gyva muzika. Aktoriai ir yra, spektaklį vaidinantys aktoriai ir yra muzikos atlikėjai bei kūrėjai. Pabrėžiu, repetuodami patys sukūrėm visą muziką. Ir dainas su kompozitorės Agnės Matulevičiūtės pagalba. Ir va, tai aš asmeniškai groju šiuo instrumentu. Tai yra mušamieji, dar kitaip vadinami būgnai. Mano bičiuliai groja, gitara yra, čia toks pedalas. Yra visokie barškučiai, mes kūriam ir garsus spektaklį, atmosferas kūriam ir tai viską darom patys, nesisamdom jokių muzikantų profesionalių iš šalies, o darom viską patys. Va, yra fortepijonas elektrinis, bosinė gitara ir to užtenka, kad susikurtų gera muzika ir gera atmosfera. Ką čia dar papasakoti? Tiesiog kviečiu ateit pasižiūrėti, nes Gavelis, manau, ypač šiandien labai aktualus. Ta prasme, kad pasižiūrėti, ar mes norim kartoti istoriją, ar mes jokių būdų nenorim ten sugrįžti. Nes visos tendencijos lyg ir linksta į tai, kad mes yra veikėjų, kurie nori sugrįžti į tą pačią upę įbrist. Ir mes kategoriškai prieš. Ir mes norim parodyti istoriją ir parodyti, kaip žmonės tada gyveno. Ir leisti jums pasvarstyti, ar tai yra okei, ar tai nebuvo visai okei.